Kolidoriais, einam žiūrėti, kaip mušas du žmonės. Pusė 11 vakaro viskas. O, varom link Šiaulių. Mėgot ir rytoj rytą susitiksim. Biški maisto. Čia degalinės, bet čia šalia Viada, čia Neste. Viada. €70 su centais, Neste €105. Degalinės, 50 metrų skirtumų. Ką žinau, turėtų bent vienodai būti, ar kaip. Keista, kad Neste pigiau negu Viadai, o man tas tai yra keista. Labas rytas! Ką jūs? Vakar grįžom pusė 2 ir kol nuėjau gultis buvo pusė 3. O šiandien anksti ryte kilau. Nulėkiau, pradariau aikštelę, grįžau namus, pasimoliau biškutį, televizorių pasižiūrėjau. Ir dabar 10 valandų, žmonės skambino, varom į darbelį, o kur daryti. Ir dalykų tokių vieno esu pasipiktinęs. Truputį pasipiktinęs. Gal nepasipiktinęs. Taip. Man ką reikia padaryti? Šitą pilką mašinytę. Reikia kažkur biškį atsivaryti į rozetę, ją įjungti. Žmonės iš Kauno atvažiuos ir nori, kad jin būtų pilnai užkrauta, nes įsitikint nori, kiek rodo, kai užkrauta pilnai, koks likutis važiavimų. Tai įjunkimės ją. O aš noriu apie tai pakalbėti, pasakyti. Tarkim, prie prekybos centro aikštelėje stovi automobilis. Jūs einate pro šalį ir matote, kad jis atrakintas. Ar mes lendam į to automobilio, į ne savo automobilio vidų? Šiaip. Nelendam. Nes automobilis ne mūsų, kažkur šeimininkai, kažkur tai yra, kažkur tai nėra. Bet kažkaip pas mumis kitaip. Ir vakar perėjau. Ir spėkit kiek, ogi lygiai 12 mašinų neužrakintų po apžiūrėjimo. Ir paskui ateina žmonės, aišku, pamato, kad atrakinta, daros duris, jėda į vidų ir taip toliau. Nežinau. Norės daugiau biškutį kažkaip atsakomybės, daiktai nepigus, ir taip. Belenkaip, vieną vakarą iš viso žmonės atvažiavo, padaviau rakčiukus, aikštelį tas buvo čia, buvo lygiai tas pats. Čia truputį prisėdau pasidarbuoti, padaviau rakčiukus, nuėjo ten į galą. Laukiu, nieks neišeina, sakau, gal tai besinagrinėja, bet jau prausivažiuoti gal norėtų. Šeino, nei žmonių, nei gyvos dvasios, nieko. Ir taip man kiekvienu kartu taip nueina, išvažiavo su rakteliais.
užsišnekėję. O taip irgi buvo. Bet ne, nueinu rakteliai spynai, durės uždarytas. Nu, nereik nei parnešti, nei... Nu, toks, nežinau, Ką galvoti reikia? Gal irgi žmonės pasimiršta? Nežinau. Tai va man keista, gal su savo mašina irgi taip, kai kas. Nu, aš pavyzdžiui, mažai kur rakinu savo, nes... Nu, ką tu ten paimsi, bet esmė ne tam esmė, vat, laipiai, nuspiri durelę, prie purvinį, kitam atvažiavus žmogui, atidarius duris, nėra malonu matyti purvinas grindis, tarkim, ant kilimėlio primintas ir dar ir priekis, ir galas. Nu, kiekvienam savo vargai. Ačiū, kad išklausėt. Bent tiek. Nu ką, piešiuką pasiėmė žmonės. Volvo XC7 pasiėmė. Žiūrėsim, kas toliau. Ką žinau? Už 2 mašinos rankpinigiai palikti. Tai kaip ir nėra blogai. Iš tikrųjų, tai Audi A6, C7, sedanas 3-litrinis dizelinis ir šitas Citroen Ami. Labai gerai, labai graži diena. Dar Volvo V40 žmonės žiūrinėja, BMW X6. Jo. Žiūrėsim, kas... Nu, žodžiu, vakar buvo įdomu. Varėm į tą Vilnių, į Tvinsbet areną, į VIP ložį, o dar štampas likęs ant rankos. Kai eini į lauką uždeda, kad grįžt galėtum lengvai. Nu ir tas Bushido kovas. Nu kažkaip tie raundai tokie labai trumpi. Po tą porą minučių, po 3 kartus. Kažkaip greitai, nežinau, gal buvo porą kovų, kur nebaigė. Labai greitai ant suraitė. O visos kitos ten sunku pasakyti, tai galėtų iki pergalės. Ai, vienas pratęsimas buvo. Nu jo, ten išėjus jau 3 pasirinkimų neturi. Turi 2 pasirinkimus, arba tave, arba tu. Bet galiu pasakyti visai, va dėl ko populiaru dabar yra palikę, nes visai įtraukia žiūrėti. Atsisėdi, taip įsižiūri ir visai įdomu, kad ir tų kovotojų, nežinai, pirmą kartą girdi, vis tiek išeina kažkoks, aišku, kai lietuvis su užsieniečiu talžės, tai vis tiek už lietuvis irgi automatiškai smegenis taip liepia, čia ne kitaip. Bet kai išeina 2 lietuvis, tiek kažkurį tai vieną žiūri labiau negu kitą. Natūralus dalykas, bet visai įdomu, galiu pasakyti jum tiek. Taip, kokią mes dar čia situaciją turim? Situaciją turim tokią. Dar žmonės vieni nuėjo gal C mersiuką žiūrinėtis. Situaciją turim tokia, kad miego baisiai noriu. Čia dar sužiūrės, tikriausiai paliksiu čia. Taip lėksiu į namus. Po ilsiuko.
Rytoj pirmadienis, rytoj vėl atiduoti mašinas, už kurias rankpinigiai palikti, pastatyti kažką naujo, parodyti. Šiukšliadėžė ateis greitai, nes yra užsakyta. Bet čia puodukas yra ne mūsų šitas. Tokios spalvos oranžinis. Ne iš mūsų. Ir nes, kaip sakiau, nėra tų pramoninių tokių didelių pirkti vietoj, tik buitinės. Dar, kai sakiau, prieš paskutinį kartą uždaro manos aikštelės vartus, tai dar reikės nuliekti ten. Surinkti ant padangų dar komplektas yra. Dar kažkokių tentukų ten mūsų buvo, kur padėti. Tokių rakandukų. Neaišku, ar reikalingi kada nors kam nors. Na ir čia tą tualetą pasistatyti. Tai va. Reikalai, planai tokie. Viskas savo laiku. Ir ne kitaip. Viskas bus gerai. Labas vakaras, gerbėmieji ponai ir ponios. Nu, jum truko tik akimirko, man, pavyzdžiui, truko 3 valandas. Va. Dabar dar turiu tokių reikaliukų, šiokių tokių. Pirmas reikaliukas. Reikia nuvažiuoti į prekybos centrą Saulės miestą, surasti Smart Post paštomatą, iš kurio reikia paimti siuntą. Paskui į maisto prekių parduotuvę. Paskui uždaryti aikštelę. Ir paskui parvažiuoti namo. Bet tame tarpe dar kažkur reikės sutvarkyti šitą video, kad jūs pamatytumėt. Galvoju, kaip čia geriau padarius. Važiuojam, žodžiu. Pirmiausia. Sekmadienis, vakaras. Visi kažkur iš kažkur grįžinėja į namus, rytoj į darbus. Visiems į darbus. Nu, beveik visiems. Išskyrus tuos, kurie nedirba. Baigiam atliekti. Radau, prie kurio įėjimo tas mano paštomatas man reikalingas. Pasiemam siuntinį ir dar prie to paties užeisim į parduotuvę. O tada į aikštelę ir namo. Brum, 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 brum. Penki šūviai, 2-3 zuikiai. Viskas, susirinkau, ką reikia. Vienoje vietoje. O dabar ką? Judam. Čia galima sukti. Galima. Bet kokia nesąmonė tie Smart Post paštomatai sudėti viduj parduotuvėse. Tu vakarė vėliau parduotuvė nedirbau, pro šalį nesustosi, nepasimsi, neįeisi. Kažkokį vėją čia sugalvojo visiškai. Gerai, varom į aikštelę. Ir ką jūs galvojate apie dizelino ir benzinapilomai, apie kuro kainas? Nu dabar naftos kaina krenta. Kodėl nereaguoja degalinės? Ką? Kodėl nemažinat kainų, ką? Jeigu tik buvo pradėjus kilti,
jūs kėlėt, tai jeigu pradėjo krist, tai gal jau leiskit? Ar užbaliavojat per ilgai? Dar neįsičiūchinot, į darbus neatvykot? Ar kas yra? Kame šaknis? Čia kreipiuosi į degalinės. Aišku, jeigu neįsičiūchino, tai nematys, neatsakys man. Bet taip visada būna. Tik biški kas brakšt, iš karto opa į viršų. Bet kai reikia numažinti, jie spėja padidinti ir numažinti, dar net neišpardavę to seno kuro, kur užsipirkę buvo už seną kainą. Taip jau yra pas mus. Taip jau yra. Vakar juokas ima, dar važiuojam vieną degalinę už 50 metrų kitą. Kaina skirias 5 centais litro. Tai jeigu jau ant tiek konkurencija, kad už 5 metrų kitos firmos degalinė ir tu nekonkuruoji, kažkaip, žodžiu. Ir manau, kad toks dalykas kaip kuras ir transportą turėtų būti kažkur reguliuojamas ir kaip valstybės, nes čia toks, nežinau, man bent jau taip atrodo, kaip kad būtų kažkoks, kaip strateginis dalykas čia valstybės gyvenimui, tai keista, labai keista. Ir aplamai tiems, kas nežinojo, kad nafta yra 3 rūšių ir dabar žiūrint į naftos kainos, šiandien tik 2 procentai pakilo į viršų, bet šiaip tas, kas buvo, jin jau žemyn. Tas, kas buvo sukilę, tik prasidėjus kažkokiem neramumam, o 3 rūšis yra. Viena nafta išgaunama Brent Šiaurės jūroje, kita nafta yra išgaunama Šiaurės Amerikoje ir dar viena nafta Urals pavadinimu yra išgaunama Rusijoje. Čia pavadinimas nuo Uralo kalnų. Yra daug tų smulkių, labai smulkių telkinių, kur tiesiog ten dar kažkiek pavadinimai, nežinau, bet degalinės, kai užsivežė, tai per tą laiką, kol čia viskas įvyko aukštyn žemyn, dar žemyn nenukrito iki to, kas buvo, bet važiuoja į apačią ir prognozės artimiausias, nes didina paėmimą, išgavimą, kaip ten, nežinau, pridavimą, kad kaina vėl stabilizuotos. Tai degalinės ką nusipirko dar tą kainą, tai jos per tą laiką dar, sakykime, jos neišpardavė didumą, tai spėjo ir pakelti, ir nuleisti. Jo. Žodžiu, įdomi ten politika. Aišku, čia, kad vienareikšmiškai vienas kelia, o kodėl kitam nekelti. Taigi konkurencija, bet konkurencija ne į tą pusę, kad mažiau, o konkurencija, kad kaimynas pakėlė ir aš pakelsiu. Bet čia jau toj vietoj mes nieko nepadarysim, nes tiesiog privatus verslas kaip nori, taip daro. Ir
Ir mes jiem nenurodysim, pardavinėkit brangiau ar pigiau ar dar kaip nors. Aišku, didžioji to mūsų kuro, kur pilam kaina, susideda iš akcizo valstybei. Diduma. O degalinės antkainis, nu jau dabar jau tas, kurį čia užsidėjo, kad. Tai va, tokie dalykai. Ir tos naftos per dieną, patikėkit manim, kiek iščiulpia iš žemės gelmių. Labai daug biškį pasidomėtumėt, kas nesidomi. Sakytumėt, ant ko ta žemė dar laikos tokiais kiekiais iš ten, kai čiulpiamo jan yra. O iš naftos ne tik benzinas, dizelinas gaminami daug kas ten, chemija visa, visokie įvairi ir kiti gaminiai, net akrilas gaminamas iš naftos. Yra vat net megztiniai, kuriuos mes dėjome akrilo koinėse, yra tie siūlai, iš kurių jos daromos, yra iš naftos atliekų. Perdirbus benziną, kad išgaut, tarkim, čia kaip pavyzdys, dizeliną, lieka atliekos, o tas atliekas dar kartą padaro, ten tada išgauna visokius kitokius dalykus. Mazutus, tepalus, dujas ir taip toliau. Plati tema, bet nesigilinkim. Sekmadienis toks. Laukiam pirmadienio su nekantrumu. Pažiūrėsim, ką mes čia gausim naujo. O tikrai gausim. Aš jau žinau. Taip. Mačiau senukose beje inkiliukų. Reikės pakabinti, nu ką. O ko ne. Tai va, gražus, ramus vakaras. Aš jums privalau pasakyti iki rytojaus. Ačiū, kad pasižiūrėjot. Ačiū, kad aplamai žiūrit. Ir mes susitiksim rytoj. Kaip visada. Vakare. Jaučiu. Iki rytojaus.